Ar nesiruošėte dešrų gamybos perkelti į Kiniją? Ne, tikrai ne. Kur tu, dar taip toli. Bet jūsų dešros negenda mėnesius. Kinijoje pagaminat pigiau ir atvežat į Lietuvą. Aiškinu. Dešrų gaminimo biznis skiriasi nuo visų pasaulyje egzistuojančių biznių tuo, kad egzistuoja tautiškumo elementas. Ar aišku? Tiesiu aiškinimą. Kad meslitos dešros būtų skanios ir turėtų tą specifinį tokį skonį, juose turi būti įmalta 78% lietuviškų kiaulių ir karvių kanopų. Ar aišku? O tai koks skirtumas? Tiesioginis. Lietuvių vargoliui patinka dešros, kuriuose dominuoja lietuviškos kanopos. Jei tos karvės ir kiaulės vaikščiojo po Lietuvos gimtąją žemelę, trypė čia tą mėšlą, tada vargoliui ir yra skanu. Jeigu dešros yra neaiškios kažkokios kilmės kanopų, jau savaime suprantama, kad lietuvių vargoliui yra neskanu. Ar aišku? Ir tada lietuviai nevalgo tokios dešros? Aišku, kad valgo. Tik tai, kad neskanu jiems. Aš tą 7-8% taisyklę atradau pats formulę, ištyriau ir jinai tikrai veikia. Ir aš su jokiom Kinijom nedirbau ir tikrai nedirbsiu. Dabar sakau. Paskui koks kinas ten per neapsižiūrėjimą įmals kokių kupranugario kanopų. Ir tada iškart lietuvio gumrys iškart pajunta šitą dalyką ir iškart specifikos nebėra ir praeis kalbos per visą Lietuvą, kad viskas. Meslitos dešros yra nebe tokius. Tai aš sakau, aš dirbau ir dirbsiu tik su lietuviškom kanopom, lietuviškais visais šitais dalykais. Čia mano toks kaip, nuoširdus pažadas vartotojui. Įmonės, vizija arba misija. Kažkuria iš jų tai tikrai ta viena arba ta. Betgi vis tiek tos dešros tai viena chemija. Tautiška chemija. Nors tiesa, tos chemiją tai iš Lenkijos vežam. Bet kanopos užtat tautiškos. Taip kad tautiška. O apie dešrų eksportą nepamastot? Principe ne. Kiek aš galiu aiškinti? Mūsų dešros, mano dešros, yra pritaikytos lietuvio skoniui, lietuviškam. Ar aišku? Kokiam nors, nežinau, vokiečiui, belgui ar ten San Marino vargoliui, tų dešrų per prievartą net neįkiši. Ar aišku? Jiems netinka lietuviškos kanopos? Tai čia pirma. Antra, jiems būtina, kad dešroj būtų mėsos. Tai aš nebent galėčiau siūsti, į Airiją arba Londono rytinius priemiesčius, ten kur pilna tų emigrantų lietuvių. Bet ką man tas vargas? Vargoliai ir čia vietoje išperka visas tas dešras, paskui siunčia jiems ten tas savo Anglijas. Tai kas, kad jeigu ir siuntinys pasimeta, tai ten po mėnesio ar po 2, prašau, įsipakuoja, tai dešra kaip nauja, švieži, gardi, tautiška. Čia gerai sugalvoju, reiktų gal kokią trispalvės lipduką užkliuoti ant dešros. Nors per brangu, aišku.